Mes ne tik apie rūbus, mes ir apie gyvenimą. Tokį skambų teiginį mes įsirašėme į savo kuriamos naujos elektroninės parduotuvės titulinį puslapį. Ir šįkart besiruošdami dvidieniai vasaros kolekcijos fotosesijai, dar sykį įsitikinome nesuklydę. Ir jeigu fotografuotume tik rūbus, mes tikrai nesibelstume per pusę Lietuvos prisikabinę per siūles, ketinančio išplyšti autobusėlio priekabos, kurioje važiuoja surikiuotų tiek daiktų, kad galėtume be civilizacijos privalumų išgyventi dar bent savaitę. Mums būtų vis tiek smėlio krūva ar Sacharos dykuma primenanti smėlio sieną. Mes nežvejotume iš sendaikčių turgelių rakandų, kurių galbūt nieks net neįžiūrės. Mes negaudytume saulės ir vėjo. Mes nepurtytume iš plaukų smėlio. Basomis pėdomis neliestume ką tik įšilusios žemės. Nesirūpintume, kad nuotrauko neperteiks rūbo plasdenimo pučiant vėjui, ar niekas iš jos neižvelgs ilgos suknelės visaus padalkyčių prisilietimo einant. Nespygautume pamačiusios fotoaparato ekrane išryškėjusius vaizdus, kurie pakutena ne tik akis, bet ir ten, kažkur giliau. Taip, mes esame drabužių, ne jausmų kūrėjai, tačiau su didelė meilė sudėlioja kolekciją, magaryčių pridedame ir jausmą, ne tik gražu, bet ir gerą. Užsimerkit ir pasisaldinkit mintis. Prieš akis ilga ir nuotykiais dosni vasara.